Sveiki visi, ačiū, kad mūsų žiūrit, sekat ir prenumeruojat. Šiandien video kiek kitoks, papasakosiu, kaip atsirado Pasvalio kempingas, trumpai apie save, visą tą kelionę. Kai buvo man 17 metų, turėjau svajonę keliauti Europą. Kaip apkeliauti Europą, jeigu tu neturi pinigų? Turi arba skolintis, arba ieškotis kažkokio tai darbo. Tapau autobuso vairuotojų, tolimųjų reisų autobuso vairuotojų, tenkdavus organizuoti keliones. Taip teko apkeliauti didžiąją dalį Europos, kadangi kiekvieną dieną mes būdavom skirtingoj vietoj, nakvodavom skirtingam viešbutį ir taip dirbau 3 metus. Labai gerai žinodavau, ko reikia turėti tą nuostabią nakvynę, tą nuostabią patirtį. Pamačiau konkursą apie Pasvalio kempingą, manoma išsinuomoti šią nuostabią vietą. Daug su visais konsultavaus. Visų atsakymas buvo vienas, ką tu čia tam Pasvaly padarysi. Čia sako, Pasvalys nieko nebus, čia mažas miestelis, čia niekas neatvažiuoja, čia niekas niekada neužsuks ir čia sako, neturėsi tokių lankytojų, nes čia iš Pasvalio turizmo padaryti neįmanoma. Žinokit, tikėkit, netikėkit, kuo daugiau gaudavau negatyvios informacijos apie Pasvalį, tuo aš labiau norėdavau tam Pasvalį pasilikti, padaryti kažką, sukurti ir įrodyti, kad iš tikrųjų Pasvalys yra nuostabus miestas, aplinkui supo nuostabus žmonės ir tu čia jauties kaip namie. Taip nusprendžiau atvykti į Pasvalį, pats asmeniškai 20 km nuo Pasvalio. Tėvam ir sakau, aš trumpam atvyksiu į Pasvalį, kokiam mėnesiui, 2, susistiguoti darbus, pasižiūrėti, ko žmonėm trūksta, taip geriau įsivertinti, kokius darbus reikia atlikti čia ir dabar. Vis dar tam ofise ir gyvenu, tai jau 5 metai eina. Kempingas šiaip daug metų egzistuoja. Pats kaip kempingas daug metų egzistuoja. 2013 metais jis buvo atnaujintas savivaldybės, sekantis savininkai, kurį perėmė tą kempingą, jis buvo tragiškos būklės. Mes komanda kaip atėjom, organizavom talkas, giminės, visa šeima, visi suvažiavę draugai, kas valė kambarius, kas surinkinėjo baldus, kas tvarkė baldus, kas tvarkė sienas, kas glaistavo, kas dažė, kas tvarkė elektrą, aplinką visą pjovė. Labai ilgas procesas to tvarkymosi, pavyko susitvarkyti, bet tai, kai organizuoji talką, dažniausiai ką reikia padaryti? Reikia pamaitinti visus, kas talkoje. Iš to gimė kita idėja, kavinių idėja. Kiek važiuodavom, sakykime, dienos pietų užsakyti, visą laiką išleisdavom didelius pinigus. Ir taip gimė idėja pasisamdyti virėją, kuri taisytų mums valgyti visai komandai, visiems talkininkam. Ir jūs nepatikėsit, mes sutaupėm iš tikrųjų tikrai nemažus pinigus. Supratom tą maitinimo, kokia yra matematika. Ir kai baigėsi talkos laikotarpis ir kai darbus pagrindinis visus apsidėliojom, nutiko taip, kad, kaip atleisti virėją? Negali atleisti virėjos. Toks nuostabus žmogus. Pradėjom bendrauti, susipažinom, viskas super gerai. Nusprendėm, leidžiam dienos pietus Pasvalio kempingo kavinukį. Tai paleidom, atsirado virtuvė, praėjom krūvą reikalavimų, iš tikrųjų susipažinom su visa ta virtuvinė sistema. Jau virėjai reikia pagalbinio. Taip atsirado barmenė dar viena. Ir taip ta komanda augo ir gavos taip, kad po vasaros sezonas praėjo gerai, viskas pelningai, bet atėjo ta žiema ir žiūrim, kad negeri laikai ateina. Pamatėm konkursą Pasvalio sporto mokyklos kavinukės, nusprendėm pabandyti sudalyvauti. Mums tai buvo labai palanku. Saldžioji kavinukė, kurie persikelia į Pasvalio sporto mokyklos baseiną. Ir lygiai taip pat kavinukės komanda dalis pasidalina ir persikelia taip pat į sporto mokyklą. O vasarą užsidaro sporto mokyklai ir ateina tada į Pasvalio kempingą. Nebėra to sezoniškumo, darbą įmanoma tęsti pastoviai. Pavyko laimėti konkursą, pasiūlius didžiausią nuomos kainą. Taip prasidėjo jau 2 kavinukių. Pradžioje, aišku, užtruko laiko, kol visi darbai susistigavo. Dabar kaip ir viskas tvarkoj. Dar papasakosiu įdomų nutikimą, kaip mes prisiviliojom pirmus klientų, nes kai pradėjom darbuotis, rugsėjo mėnesį turėjom lygiai 0 klientų, gal pusė žmogaus dienai vidurkis buvo. Tragiškai mažas skaičius ir tokia įstaiga tikrai negali išsilaikyti. Pamatydavom kažkokį busiuką, įmonės busiuką, pravažiuojantį Pasvalyje. Aš iš karto skambindavau ir sakydavau, direktoriui įmonės, skambinu ir sakydavau, labą dieną, skambinu jūsų darbuotojas ar darbų vadovas, klausit pas mus dėl apgyvendinimo. Pas mus atsilaisvino vienas kambarys, mes jums perskambinam pranešti. Ir gaudavosi taip, kad tas direktorius sako, aš nežinau, perduosiu darbų vadovui, o darbų vadovas skambina ir sako, aš nežinau, kas iš mūsų galėjo skambinti. Sako, aš visų darbuotojų klausiau, kaip ir niekas negalėjo skambinti. Jokio skirtumo, ar jūs skambinot ar neskambinot, tiesiog gal susimaišė numeriai. Ar jums reikia kambario ar ne, nes turim paskutinį.
likusi kambariuką, atvažiuokit pasižiūrėti, jeigu jums tinka, mes jums parezervuojam, o jeigu netinka, kitą įmonę atiduodam. O situacija tokia, kad kempinge nei vieno žmogaus nėra. Atvažiuoja tas darbų vadovas, pasižiūri tą kambariuką ir lieka labai nustebintas. Sako, tai čia mes vienareikšmiškai gyvenam, čia ir kaina geresnė, kambario sąlygos geresnės. Ir įeina į kambariuką ir sako, čia fantastika. Sako, yra ir virtuvėlė, ir šildymas. Nu, viskas yra, ko reikia. Čia tualetas, dušas. Oro sistema sudėta tik tai praeitais metais, bet labai pasiteisinas, nuostabiai veikia. Pagrindinis dalykas, kodėl įmonėms visiems patinka pasvalio kempingas, yra tas, kad tu išeini iš kambariuko ir tavo automobilis stovi čia šitoj vietoj. Ar su kokia statybinė medžiaga, su kažkokia įranga. Viskas yra aptverta, viskas yra saugoma, filmuojama. Čia atsineš šašlykinę ir šašlyką. Va, čia kaip tik šašlykinė atnešta. Galėjai ir šašlyką kep. Jau 2 metai esam pasileidę specialią rezervacijų sistemą. Kiekvienas, kuris rezervavos internetu, rezervavos Booking platformoje, gauna specialų koduką, automatiškai duris užsiprogramuoja ir jau fiziškai mums susitikti su žmogum nereikia, kas yra iš tikrųjų ir žmogui labai patogu, nes gali atvažiuoti 24 valandas per parą, jeigu jis turi koduką ir padarė check-iną. Iš viso 15 kambarių galim priimti 36 žmonės į komfortiškus kambariukus su tualetais, dušais. Yra toliau kambariukai, kurie yra ekonominės klasės. Tie kambariukai yra ten. Jie tualetų dušų neturi. Asmenys, kurie važiuoja po šalį ir nori labai pigaus apgyvendinimo, naudojasi bendrais dušais ir šita bendra virtuvė. Gali pasigaminti maistą ar arbatas. Dažniausiai atveju žmonės, kurie galbūt nusipirka kažkokios arbatas kambariukose, jie ją palieka, tai mes visą arbatą, visus daiktus atnešam čia, kad kiti žmonės galėtų naudotis. Jeigu nori pritraukti turizmą, mes nuolatos investuojam į pasvalio gerbūvį, pačio parko gerbūvį ir stengiamės tai padaryti, kad asmuo, kuris mato, pavyzdžiui, reklamą, mato ne pasvalio kempingo reklamą dažniausiu atveju, o pačio pasvalio reklamą ir kaip pasvalį iš tikrųjų yra koks nuostabus miestas ir aš pats asmeniškai jaučiu jam didelę simpatiją. Atvažiavę žmonės čia ir sustoja, lygiai taip pat sako, kur mes buvom anksčiau, kodėl neradom tokio nuostabaus. Čia sako, taip ramu, taip gera, sako, pailsėjom, pabuvom. Žiemos laikotarpiu pravažiuojantis žmonės dažniausia sustoja į Pasvalio sporto mokyklos baseiną, nes kaina yra fantastiška, 2 valandas su pirtimis, džakuzi, visko kainuoja 6-7 eurus. Išsipirkė apgyvendinimą, kuris asmeniui kainuoja 15 eurų, plus 7 eurai, sakykime, baseinas. Tai iš tikrųjų nuostabiai praleidė vakarą, ar tiesiog jeigu tu turi reikalų. Dažniausiai iš Estijos žmonės važiuojantis, čia pasidaro tokią stotelę, užsuka į Pasvalio sporto mokyklą. Dar kol kas nesušylė, gyvenimas čia vis dėlto nevyksta, nes ir kemperių daug atvažiuoja. Čia būna batutų parkas, šeimos, vaikai ateina praleisti čia laiko. Saldžioji kavinukė, kuri persikelia iš Pasvalio sporto mokyklos baseino. Fantastiška erdvė, švęst gimtadienius, pasisėdėti ar ten šašlyką išsikept, gerai praleist laiką. Turim pirtį su panoraminiais langais, ledo kubilas. Stengiamės eiti kiekvieną savaitgalį, bet viskas priklauso labai nuo laiko. Įeikim į vidų. Tokie panoraminiai langai. Šiaip iš tikrųjų norėjom, kad sudarytų tą tokį ypatingai žiema būna, visur pilnas sniego. Iš tikrųjų vasarą dirbam su įvairiom stovyklom, futbolo stovyklom, atvažiuoja įvairios stovyklos iš visos Lietuvos. Tai paplūdimio rankinio, tinklinio rinktinė Lietuvos, boksininkai. Žiūrim čia įvairius filmus, padarom didelį ekraną ir projektuojam. Mes pastoviai galvojam, ką tokio įdomaus sukurti, ką klientui pasiūlyti, keliaujančiam, kad jisai stapteltų ir susidomėtų. Tai vasara pagrindinis dalykas yra maudykla ir mums reikalinga turėti maudyklą. Pasvalio kempingas padarė lieptą, sukūrė jį, tai noriu padėkoti iš tikrųjų tėčiui, šeimynai, kurie tą lieptą konstravo su visa komanda, sutvarkėm aplinką, išlyginom, išskirstėm ir dabar tai tapo top 3 maudyklų sąraše mes esam, nors ta vieta buvo apleista ir buvo labai siauras takas praeiti iki vandens. Gavom leidimą išpjauti žalumynus, kurie auga vandenyje. Negalim vadinti pjovimu, dėl to, kad tai buvo visiškas rovimas rankomis.
gal visą savaitę, žinok, iš nuo širdies. Rezultatas pasiektas ir tuo labai džiaugiamės. Jeigu norit prisidėti prie mūsų projektų, tolimesnių minčių, galit tikrai tai padaryti. Yra mūsų Contribui forma. Noriu priminti, kad dabar yra labai svarbus momentas ir jūs galite skirti 1,2 GPM VŠI mūsų miestas Pasvalys. Jums tai nieko papildomai nekainuoja. Jūs tiesiog, kai deklaruosite savo pajamas, galite parašyti, kokiai organizacijai skiriate. Aš pridėsiu visą informaciją čia, ką reikia rašyti ir kaip tai padaryti, bet tai padaryti labai paprasta. Jeigu nenurodot, jeigu neskiriat kažkam, tai reiškiasi visi tie pinigėliai grįžta į valstybės sąskaitą. Jeigu gyvenant Pasvalyje, prisidėkit prie pasvalietiškų idėjų, prie pasvalietiškų minčių ir taip padėsit mums judėti ir tobulėti priekį. Noriu pasakyti, kad VŠI mūsų miestas Pasvalys yra visiškai nepelno siekianti organizacija ir mūsų tikslas taip ir yra padaryti, kad visi darbai Pasvaliai, socialinės idėjos mintis būtų generuojamas iš tos sąskaitos. Ir pavyzdžiui, žmonės, kurie prisideda prie mūsų idėjų, jeigu prisidėtų kaip prie Pasvalio kempingo, tai labai liūdna, bet mums nuo tų pinigėlių reikėtų susimokėti valstybei mokesčius, nors tie pinigėliai visiškai nukeliauja, sakykime, geriems tikslams. Tai todėl atsirado VŠI mūsų miestas Pasvalys, kad galėtumėt prisidėti ir taip lengviau būtų dirbti būtent paramos klausimais. Tai prisidėkit prie mūsų, prisijungit prie mūsų komandas ir taip leisit mums judėti. Tai viskas. Gero laiko, apie kitus projektus kitose video. Tai viso, ačiū, kad stebėjot ir geros dienos.